Vos spėjau grįžti namo. Vieną minutę dainavau kartu su radiju, o kitą, atpalaidavus žandikoliu, žiūrėjau į pačius grėsmingiausius audros debesis, kokius esu mačius. Man, gimusiai ir augusiai Vermonte, sniego škvalas nebuvo svetimas, tačiau iš kalnų atkeliaujantis tamsus debesis privertė jaustis neramiai. Pasiekus savo namus, atidariau automobilio dureles ir išėjau šaltą vakarą. Vėjas trenka man į veidą ir siaubingai staugė ausise, kai lėkiau laiptais ir išslydau pro priekinės duris į savo namus. Kaip tik laiku, pasisveikindamas pasakė Lukas. Mano vyras stovėjo priešais svetainės langą ir apžiūrėjo kalnus už mūsų miesto. Kai priėjau prie jo, vos mačiau 2 gatvės žemyn. Atrodė, kad vakarą praleisime viduje. Atėjo iš niekur, pakomentavau. Dar nepadėjus krepšio, išgirdau, kaip atsidaro šunų durys. Neturėjome jokių augintinių, bet dažnai svečiavusi kaiminystėje gyvenanti katė, kurią Lukas pavadino Rigatonė. Žinoma, mūsų svetainėje netrukus pasirodė sena oranžinė katė, palikusi purvinų letenų pėdsakus, kai ji ėjo prie Luko. Ak, žymioji Sofos banglentininkė grįžta. Tau ten per šalta? Jis paklausė katės. Šiuo metu besitrinančios galva jo blauzdas, kuri mikčiojo tarsi patvirtindama. Tonis nelabai mėgo daugumą žmonių, bet Lukas turėjo būdą su gyvūnais. Jis pasilenkė, kad paglostytų ją, sukeldamas patenkintos katės murkimo melodiją. Eime, pasakė jis stovėdamas, pagaminsiu tau vakarienę. Ačiū Dievui, aš badauju. Aš nesu tavim kalbėjusi, šiltai jaukdamasis pasakė Lukas, įėjęs į galą namo atnešė Toniui kačių maisto. Po pusvalandžio, kai mes su Luku pagaliau susėdome valgyti, vėl išgirdome, kaip atsidaro šunų durys. Aš pakėliau antakį. Tonis buvo vienintelis mūsų nuolatinis keturkojis lankytojas, todėl pagalvojau, kad kitas negalėjo tiesiog įsileisti mūsų namus. Man nereikėjo ilgai stebėtis. Po kelių sekundžių į valgomąjį įsiveržė border collis, kuris skubiai lojo ir verkšleno. Abu su Luku staigiai pakilome iš savo vietų prie stalo, stebėdami šunį, kuris sustojo kambario kampe. Kai vargšas padaras nuleido galvą ir įkišo uodegą tarp kojų, supratau, kad jį atpažinau. Ei, tai ponios Johnson šuo, pasakiau apsukdamas stalą, kad patikrinčiau, ar šuo nenukentėjo. Takeris? Taip, aš esu tikra. Aš matau, kaip ji visą laiką jį vaikšto. Pritupiau šalia Takerio ir lėtai ištiesiau ranką. Mano nuostabai, paprastai saldaus būdo border collis, niurskėdamas atitraukė lūpas atgal, šitiek puolė į priekį ir parodė dantis. Tai buvo įspėjimas, o ne bandymas mane įskaudinti. Bet aš vis tiek atsitraukiau. Lukas pažvelgė į mane susirūpinusiu žvilgsniu. Jis paprastai yra švelnesnio būdo. Aš jį paskambinsiu ir pranešiu, kad jis yra su mumis. Lukas išėjo iš kambario, kad paimtų telefoną, o aš iš saugaus atstumo tyrinėjau Takerį ir ieškojau sužalojimų žymių. Jo pasutęs lojimas buvo pakeistas retkarčiais gedulingais frikšlenimais. Jis nebelenktyniavo aplinkui. Atrodė patenkintas savo vietą kampe. Tačiau jo laikysena išliko baisi ir gynybinė. Sunku buvo pasakyti, kodėl jis krūpčia, bet nemačiau jokių matomų žaizdų. Ar turite signalą? Sušuko Lukas iš kito kambario. Išsitraukiu telefoną iš kišenės, kad patikrinčiau, bet mano nuostabai signalo nebuvo. Mes turėjome patikimą tiekėją ir aš negalėjau prisiminti, kada paskutinį kartą praradau mobiliojo ryšio paslaugas. Bandžiau iš naujo paleisti telefoną, vaikščioti po skirtingas namų vietas ir įjungti bei išjungti lėktuvo režimą. Deja, jei tai paveikė mus abu, greičiausiai tai buvo problema su mūsų paslaugų teikėju. Jau ruošiausi paklausti, ar jo telefone vis dar veikia belaidis internetas, kai kambarį užpildė lengvas, bet skubus trinktelėjimas. Akimirką klausiausi, bandydama nustatyti garso kilmę, o netrukus atsekiau jį į vonios kambarį, o tiksliau vonios langą. Nuvykus, pamačiau mažą, neryškų gyvūnėlį, stovintį ant palangės ir draskantį stiklą. Kas per velnias? Atrodė, kad mažas padaras nepastebėjo mano buvimo. Žengiau kelis žingsnius toliau į vonios kambarį ir artėdamas supratau, kad gyvūnas išplėšė lango saugojimo lankelį nuo uodų.
Nėra mobiliojo ryšio paslaugų, jokio belaidžio interneto, nieko. Bent jau šviesas vis dar Lukas nutilo, kai ėjo į kambarį, žvelgdamas man per petį į pašėlusią būtybę. Ar tai žebenkštis? Paklausiu savo gyvulių mylėtojo, kuris papurtė galvą. Tikrai, kad tai kiaunė. Tvarkingas, jau riaušiausi pagirti jo atpažinimo įgūdžius, kol apžiūrėjau ir pamačiau jo žvilgsnį. Neklausk manęs, ką mano nuomonė ketini manęs klausti. Atsiprašau? Žinai, jiems gresia pavojus. Čia ne Nojaus laivas, Lukai. Negalime priglausti kiekvieno gyvūno Vermonte. Aš prisiekiu, kad graužikas padarė pertrauką plėšydamas mano lango ekraną, kad spokso į mane. Žvilgtėjau tiesiai atgal. Be to, šis mažas durnelis čia atrodo pasiutęs. Mes su Luku praleidome kelias minutes ginčydamisi. Nenorėjau priimti daugiau ekspromto svečių, bet Lukas tvirtai siekė išgelbėti jį nuo audros. Kažkas čia ne taip. Kas taip desperatiškai bando patekti į vidų, sakė jis. Jis gali būti ant mirties slenksčio arba kažkas tokio. Po kurio laiko įsitikino mane pasigailėti kiaunės. Turėjau pripažinti, kad tai, kaip ji mėtosi į stiklą, šiek tiek kėlė nerimą. Nenoromis atidariau langą ir leidau jai išlįsti pro skylę ekrane. Tačiau nesupratau, kad kiaunė ne vienintelis padaras, laukiantis patekti vidų. Man nespėjus uždaryti lango, iš skylės į vonios kambarį įsiveržė apie 20 pelių. Jos taip pat turėjo sėdėti ant slenksčio, bet manau, kad aš jų nepastebėjau, supainiodama jų purius, baltus kūnus su sniegu. Pašokau atgal, nurydama riksmą, kai vienas iš jų atsidūrė tiesiai man ant kojos. Galiausiai man pavyko uždaryti langą, neužlypus ant pelių. Bet dar ir raudonas paukštis, mano kardinolas, taip pat įsiveržė į namų vidų. Apstulbus nuskubėjau paskui gyvūnus. Įėjus į valgomąjį, pamačiau ne tik takerį ir ką tik pro vonios kambarį įsiveržusius gyvūnus, bet ir katę bei du šunis, kurių nepažinau. Keikdamasi supratau, kad jie turėjo įeiti pro šunų duris. Todėl šaukiau Lukui, kad šis jas užrakintų, bandydamas suprasti priešais mane esančią sceną. Buvo keista, kad jie nekiek nežiūrėjo į peles, o šunys, kad jie visai nesudomėjo. Visi jie krūpčiojo, drebėjo, įsispaudė į kampus arba įsispaudė bet kurią slėptuvę, kurią tik rasdavo. Šunys verkšleno, pelės cypė, net kardinolas skleidė keistą beveik liūdnai skambantį čiulbesį. Vienintelis, kuris elgėsi normaliai, buvo rigatonė, kuri turėjo išvyti iš būrio pelių, besislepiančių po jo porcelianinių kabinetų. Kas po velnių vyksta? Paklausė Lukas, o aš neturėjau paaiškinimo. Anksčiau turėjome bjaurių audrų, bet niekada nemačiau, kad tokia neviltis įsikvėptų mūsų vietinėje laukinėje gamtoje. Po dar vieno nesėkmingo bandymo išvilioti takerį iš šio kampo, nuėjau svetainį ir spoksau pro didelį langą. Visiškas baltumas žiūrėjo atgal į mane. Aš mačiau tik keletą pėdų į visas puses, kol pasaulio neprarijo tamsa ir sniegas. Buvo baisu, bet keistu būdu buvo ir gražu. Stebint krentantį sniegą buvo lengva pasiklysti mintyse. Kas galėjo taip išgąsdinti gyvūnus? Aš stebėjausi. Ar tikrai tai gali būti vien tik šaltis? Atrodė, kad oras visai neblogas. Žinoma, lauke buvo šalta, bet ne pūga. Kai atidariau vonios kambario langą, mane blaškė pelės. Bet kai pagalvojau, neprisiminiau, kaip stingdantis šaltas vėjas veržėsi į namus kartu su mūsų svečiais gyvūnais. Pakėliau ranką, plaštakos nugarą, prispaudžiau prie stiklo, o paskui nutilau. Lukai, tyliai pašaukiau. Po kelių sekundžių jis pasirodė už kampo, Tony sėdint ant rankų. Ar tai tik aš, ar stiklas šiltas? Lukas priarčiau, pasislinko, kad laikytų katę vienoje rankoje, o laisvą ranką padėjo prieš stiklą. Jis neatsakė, bet tai, kaip jo burna susitraukė į ploną liniją, man pasakė, kad jis jaučia tą patį. Ką tai reiškia? Nežinau. Kurį laiką bus stovėjome tylėdami. Lauke kaukė vėjas, bet nujaučiau, kad jei atidarysiu langą,
ir ištiesčiau ranką, nebus šalta. Vis dėlto nenorėjau sužinoti. Tuo metu atidaryti langus ar duris atrodė bloga mintis. Tiesą sakant, jau ruošiausi patikrinti, ar visi ėjimo į mūsų namą taškai buvo apsaugoti. Kai Lukas parodė į kažką lauke. Didelė juoda masė veržėsi link mūsų. Iš pradžių nesupratau, į ką žiūriu. Jo forma ir eisena buvo tokia keista, kad maniau, kad žiūri į visiškai naują gyvūną. Bet kai jis visiškai įžengė į silpną šviesą, sklindančią iš priengio, supratau, kad tai juodasis lokys. Jo patinis žandikaulis ir viena iš užpakalinių kojų buvo nuplėšti, o iš kraujo pėdsakų, kuriuos jis paliko, buvo aišku, kad žaizdos buvo šviežios. Kažkas suklupo arčiau, sustojo vos už centimetrų nuo stiklų. Ir su kiekvienu pavargusiu žvilgsniu galėjau pastebėti dar vieną plyšimą ant jo kūno. Su siaubu mačiau, kaip masyviai būtybė žiūri tiesiai į mūsų žvilgsnių, kurį galima būtų apibūdinti kaip maldaujanti. Kelias sekundės sulaikiau jo žvilgsnį, o tada padaras griuvo ant šono. Tamsiai raudona bala išsiliejo į išorę nuo jo kūno ir netrukus įtempti krūtinkaulių išsiplėtimai ir susitraukimai nutrūko. Niekada jis neatsižvelgė nuo mūsų, nes nukraujavo ir mirė. Buvo ilga tyla. Tu manai, pradėjo Lukas. Manai, kad to visi gyvūnai bijojo? Tikėjausi. Kažkas mano žarnyne man pasakė, kad taip nėra. Galų gale, net jei tai buvo padaras, nuo kurio jie bėgo, klausimas vis tiek išliko. Kas tokio dydžio juodajam lokiui galėjo padaryti tokią traumą? Manau, kad turime pasitraukti nuo langų. Kai ėjome į namo vidurį, šviesos sumirksėjo 1, 2 kartus, o tada staiga užgeso. Staiga buvo panirę į tamsą ir atrodo, kad gyvūnai buvo dar labiau įkyrūs nei anksčiau. Jų girgždėjimas ir virkšlenimas išaugo, kai iš mūsų virtuvės spintelės įsigijau 2 žibintuvėlius. Vieną padaviau savo vyrui, o tada mes dviese nuėjome į valgomąjį, sėdėdami ant grindų nugarą į vieną iš sienų. Lukas iš pažiūros buvo ramus, bet supratau, kad situacijos keistumas sukėlė jam nerimą. Bent jau atrodė, kad to nebuvimas suteikė jam ramybės. Kažkodėl jos nepaveikė tai, kas kankino kitus. Tyrinėjau ją, kai jie atsipalaidavo Luko glėbyje, užmerkus akis, kai jis rūpestingai glostė jos kailį. Kodėl ji nebijojo? Jie atėjo į mūsų namus prieš pat užklupus pūgai, o kiti gyvūnai greičiausiai lauke buvo ilgiau. Ar jie ką nors matė per audrą? Jei tai būtų, ar tai galėjo būti tas pats, kuris nužudė Lokį? Ei, drebantis Luko balsas prasiveržė per mano mintis. Ar girdi tai? Nieko negirdėjau. Ir tada supratau, kad iš viso nieko negirdžiu. Jokio vėjo emanavimo, jokių gyvūnų garsų, nieko. Apsidariau kambaryje. Visi gyvūnai buvo tokie ramūs, kad tarsi bijotų pajudėti. Išjungiau žibintuvėlį, norėdama pritraukti kuo mažiau dėmesio, o Lukas pasiekė pavyzdžių. Akimirką mes tiesiog sėdėjome tamsoje. Klausėmės. Ir tada išgirdau balsą. Ei, sveiki! Aiškus kaip diena. Iš už mūsų namų mums skambina žmogaus balsas. Labas, ar kas nors ten? Jis paklausė. Jo tonas per daug nerūpestingas, kad kas nors atlaikytų visą pūgos logą. Man reikia pagalbos čia. Šalia manęs Lukas pasislinko, taip, lyg ketintų atsistoti. Ištiesiau ranką ir suėmiau jo ranką. Sugriebiau Tonį ir nutempiau Luką atgal ant grindų. Nebuvo jokios galimybės pragare, kad ruošiausi leisti jam ištirti tą balsą. Buvo taip keistai tylu, kad girdėjau sniegų žingsnių traškėjimą, kai žmogus lauke judėjo. Prašau, pasakė balsas. Jis buvo priartėjęs, tarsi apsuktų namą. Prašau, man tikrai reikia pagalbos. Ar galiu minutėlį įeiti? Čia taip šalta. Mano suėmimas sutvirtėjo Luko rankoje.
Dėl visiško emocijų trūkumo balso tone siautėjo kraupios mintys mano galvoje. Jis ištiesė ranką, laikydamas mano ranką, kai balso šaltinis vis labiau artėjo. Dagi dabar, ar neturite vietos dar vienam? Jis buvo tiesiai už valgomojo lango. Užmerkiau akis, kaip eilė, nenorėdama matyti to, kas tuoj atsidurs. Šalia manęs buvo vienas staigus įkvėpimas. Visą amžinybę ne vienas iš mūsų nejudėjo, o tada už lango pasigirdo lengvas kikenimas. Pasigirdo ir daugiau žingsnių, bet šį kartą jie tolsta nuo mūsų ir atrodė, kad tylą pasiėmė su savimi. Vėjas prisiminė save, grįždamas, kaukdamas kerštu, kai lankytojo nebebuvo. Luko ranka buvo suglebusi manojoje, bet aš ilgai ją laikiau ir sėdėjau užsimerkusi. Turbūt praėjo valanda, kol išdrįsau atmerkti akis ir vėl normaliai kvėpuoti. Ar tu viskas gerai? Paklausiau. Jokio atsakymo. Bandžiau paklausti dar kartą. Šiek tiek garsiau, bet mano vyras vis tiek neatsakė. Lukai? Kai spūstelėjau žibintuvėlį, pamačiau Luką, žiūrint į langą. Jo veidas buvo perkirptas į siaubo išraišką, kokios dar nebuvau mačiusi. Joda buvo blyški, o kūnas kietas kaip lavonas. Ir kaip aš bandžiau, negalėjau priversti jo niekaip man atsakyti. Jo siaubo žvilgsnis niekada nepasikeitė, net kai nunešiau jį į automobilį ir kuo greičiau nuvežiau mus į ligoninę. Gydytojai sakė, kad tai insultas. Žinoma, aš netikėjau, kad mano sveikam, nerūkančiam 29 metų vyrui taip gali nutikti, bet niekas negalėjo man pasiūlyti geresnio paaiškinimo. Kelias ateinančias dienas laukiu pasveikimo, kurio taip ir nebuvo. Tada dienos virto savaitėmis, savaitės mėnesiais, o mėnesiai metais. Nors Lukas atgavo labai minimalų variklio valdymą, mirksėdamas ir trūkčiojo pirštais, buvo aišku, kad jis niekada nebebus toks, koks buvo. Tapau jo globėju visas dienas. Dienas leisdavau tenkindama visus jo poreikius, o naktimis melsdavausi, kad jis stebuklingai pasveiktų. Šį vakarą nuo audros praėjo 5 metai. Senoji rigatonė vis dar gyva ir kažkaip spardosi, o jos apsilankymai atrodo visada priverčia Luką šiek tiek pagyvėti. Kai aš tai rašau, ji miega jam ant krūtinės ir savaip rūpinasi juo. Džiaugiuosi, kad ji yra šalia, bet nors aš stengiuosi nebūti prietaringa, jos buvimas visada sugrąžino mane į pūgos naktį. Galvoju apie Takerį, kuris pabėgo po audros ir daugiau nebuvo matytas. Galvoju apie Kiaunę, Peles ir Lokį. Ir tai, kaip jie visi elgėsi taip, lyg bėgtų nuo kažko baisaus. Galvoju apie Luko veidą ir negaliu atsistebėti. Ar jie visi matė tą patį? Galbūt Lukas pamatė tai, ko jam neskirta, ką jos smegenis sunaikino bandydamas suvokti. Žiūriu į savo vyrą, savo gyvenimo meilę ir negaliu nesigailėti to, kad tą naktį iš manęs atėmė. Jei būčiau atmerkus akis, jei būčiau pakankamai drąsi žiūrėti, ar mane būtų ištikęs tas pats likimas? Ką tu matei? Klausiu jo, kaip 1000 kartų anksčiau. Niekada negaunu atsakymo.